Kas jums svarbiau - galimybė laimėti apdovanojimą ar jo netekti? Tyrimai rodo, kad stipresnis motyvacijos veiksnys yra praradimo baimė. Pavyzdžiui, daugumai žmonių labiau patiks, jei chirurgas jų laukiančią operaciją apibūdins kaip 90% sėkmingą, nei kaip 10% nesėkmingą. Mus labiau motyvuoja baimė prarasti, nei viltis laimėti. Kokių išgyvenimų atsisakėte, nes baiminantis kažko netekti, užuot mąstę apie laimę, kurią galėtumėte patirti? Investicija, kurios sėkmės tikimybė yra 80%, atrodo patrauklesnė už investiciją, kurios nesėkmės tikimybė yra 20%. Protui nelengva pripažinti, jog tai vienas ir tas pats. Danielis Kanemanas.